Grigiškėse kovo 11-osios gatvėje susidūrė motociklas ir lengvasis automobilis. Po įvykio buvo pranešta, kad motociklininkas guli ant žemės ir nesikelia. Apie 7 vakaro čia susidūrė motociklas Suzuki ir lengvasis automobilis Honda. Visą tai nutiko Grigiškėse kovo 11-osios gatvėje. Na ir policijai Hondos vairuotojas pirminiais duomenimis pranešė, kad kliudė motociklą. Motociklininkas gulėjo ant kelio ir nesikėlė, tačiau pirminiais duomenimis žmogus buvo sąmoningas. Tiesiog važiavau gatvės, sukau į kairę pusę, praleidau vieną automobilį ir atrodo laisvas kelias buvo. Suku ir motociklininkas išlindo tiesiai prieš stiklą, smūgis ir jisai nuskrido kokius 8 metrus per mane. Ar stipriai susižalojo vairuotojas? Ne, atsikėlė sąmoningas, pats pradėjo judėti, gal buvo šiek tiek streso būsenos ir iškvietė greitoji ir viskas. O pas jūs automobilį, matau, čia vaizdo registratorius yra. Taip, turėtų būti užfiksuota, bet dabar neišeina peržiūrėti, tai tyrimo eigoje suteiksiu. Taip. Gerai, dėkui. Kaip manot, koks jo greitis galėjo būti? Tikrai neįsivaizduoju. Va kaip prieš tai minėjau, kad tikrai daugiau negu čia leistinas yra, bet negaliu pakomentuoti, nes smūgis atrodo, kad tikrai toks neblogas buvo. Įvykio vietą buvo iškviesti medikai ir jie mūsų žiniomis maždaug 40 metų vyrą išvežė į ligoninę, o motociklas sumaitotas žiauriai yra, priekinė šakės yra atsidalinusios nuo motociklo, o štai kur guli motociklo spidometras su veidrodėliais nukrito net motociklo degalų bakas. Visiškai šalia bažnyčios įvyko ši eismo nelaimė. Trečiadienio vakarą.